nepatikėsit, turim dabar jau Adria Super Twin. Tai yra Mersa bazė 4 varomų ratų sistema. Ir čia turim 100 litrų vandens, 190 arklio galių variklis. Ir turim negi už tą sumą, ką neturi kitas niekas, tai yra Aldė, dizelinė Aldė. Tai yra dugnas yra šildomas, gyvenamosios dalies zonų gridis yra šildomas būtent su Aldė sistema ir dizeliu. Tai labai brangi sistema ir niekur kitur nėra. Šitokio kemperio kaina iš tikrųjų yra 138 000 eurų su PVM. Ir ką čia dar turim skirtingai nuo kitų kemperių, tai žiūrėkit. Atsidarai, išvažiuoja laiptelį. Kilimas yra, čia Aldė kilimas, jis yra šildomas. Tai realiai, kai važiuoja žiemą, tai nepučia į kojas karštis, bet tiesiog karštis eina nuo apačios į viršų. Labai patogu. Ir pažiūrėkit, dar ką taip pamačiau. Niekur nėra, pavyzdžiui, tokių apdailų. Gali žiūrėti visur kitur, tai ką Adria tai turi. Taip pat, tai man tai unikalu. Dar kas išsiskiria, pavyzdžiui, įsivaizduokit tokie elementai kaip apsauga žibintams irgi Adrijos. Turi dvigubą stogą, tai yra tenais dar yra dvigulio lova, kur gali miegoti žmonės. Ir žiūrėkit, viršui matot, dar tokie prožektoriai. Lazeriniai ir jie labai gerai šviečia. Galima įjungti, išjungti. Pažiūrėkit, kokie ratai. Nekėti. Paspaudyti iš karto išlėti laiptelis. Nes iš tikrųjų, jeigu laiptelio nebūtų, tai būtų labai sunku lipti. Bet čia dabar 1, 2 ir sėda. Čia standartas, šiandien standartas ir naujas gražus vairas. Turim taip pat, aišku, šildomas sėdynės. Už šitą sumą jūs turit čia dujų pajungimas, nes dar yra vandens pajungimas. Tai yra, kad jūs čia laukia galit grilinti, galit lauko dušą naudoti. Ir žiūrėkit, kokie iškilimai. Man rūpi, tai yra 1,93 m. Aš jau čia galiu gyventi, aš jau čia galiu miegoti ir man bus patogu. Turim dar tokį, pažiūrėkit, rato rėmą, užkabintas ratas, tai labai spūdingai atrodo. Tik pas Adria yra tokie krepšiai. Mačiau, žiūrėkit, kaip jie gali lengvai nusikabinti, aš kaip atsimenu, man įrodė. Va taip, ir nusikabina. Čia atsimagnetis yra. Ir jūs galite tokią tašelę jau neštis, kur jūs jau norite. Taipogi yra kablys, yra elektros prijungimas ir speciali būtent pakopa palipti aukščiau. Ir kaip sakau, kad čia yra dizelinis šildymas, šitos dujos yra naudojamas tik tai svūrimui, tenais dar yra techninės angos ir čia dar yra techninės angos. Tai tokiu būdu jūs galite labai laisvai, labai, žinau, vieną kartą per metus pasikeisti dujų balionus ir viskas. O čia turiu ir šiltą vandenį, ne tik šaltą, bet, pavyzdžiui, lauko paėgiau, bet ir šiltą. Ir žiūrėkit, kaip lova pasikelia. Tai čia čiužniai susiverčia, lovos susiverčia ir čia jūs turite pilną angą įsivaryti motociklus, dviračius ar kažką tokio panašaus. Ką jūs jau norėtume. Taipogi yra kolonėlės, yra daiktam pasidėti labai daug vietos. Elim gal vidų parodysim iš vidaus. Kas yra labai patogu, yra šitas praėjimas. Tai čia toks, labai toks geras, jaučiasi vyriškas. Iškart čia turim, pavyzdžiui, tokią lentyną pasidėti daiktams. Čia rozetė, raudona beje. Čia gali beje kavos aparatą, man atrodo. Jo, čia kavos aparatą galite pasidėti, čia kavos aparato vieta. Šiandien kaip įdomiai, čia iš karto rozetė, kavos aparatui. Vėliau, čia iš karto gali pasidėti pjaustymai. Čia labai fainai, kai gamini valgyti, jeigu jūra ar kažkas iš karto su vaizdu. Toks labai smagus jausmas, kad gali gaminti su vaizdais. Čia paprasti kemperiai to dalyko neturi. Žiūrėkit, kokie gražūs stalčiai. Medis ir čia toksai auksas. Čia, tikrai, stalčiai labai gražūs. Taipogi yra šaldytuvas ir jis yra kompresorinis, šaldoma kamera. O, kas čia? Žinai, kas čia yra? Čia yra, jeigu yra praukštai palipimai. Čia galima palipti, arba aš manau, kad čia galima pasimti, arba čia yra stalčius, arba palipimai. Ir kad neišvažiuotų daiktai, čia yra toksai setelis, kad jeigu stadysi, kad neišvažiuotų. Taipogi yra daug labai vietos daiktams pasidėti. Įsivaizduokit, kiek vietos daiktams. Ir kitoje pusėje. Atkreipkite dėmesį lubas. Labai gražiai padarytas, nė vienas kemperis apart Adrijos to neturi. O žiūrėk, dar matau. Kabliukai. Irgi neturi. Jo tikrai Adrijos dizaineriai tikrai labai pasigalvojo. Žiūrėk, dušas kaip įdomiai. Čia mes turim dušą, o čia mes turim jau tualetą. Kietai labai. Dušo kalba labai gerai. Čia yra su guminiais tais, kad nechloruotųsi. Ir spintelė kosmetikai. Tikrai gerai. Pirma. Kiek įmanoma, jie vietos išgavo daugiausiai. Bet užtat nereikia jokių plėvelių, nieko. Aš su batais net čia padėklas. Ir jeigu nusmaučiai batus ir padėklą, aš manau, kad aš taip čia. Ir čia dar turi tramptužiam pasidėti arba pasičiauti kažką, ką išsiskalbėti. Lova, pasakiau, jungtukai tokie. Ir čia žiūrėkit, kur aš sakiau, kad galima įsikabinti, kad kai veža dagis. Tai čia yra pasiūlymas.
Tai čia mes turim AED šildymo, čia reguliuojasi. Ir kažkaip dar tokio dėmesnė. Bet jūs pažiūrėkit, kuriuo apšvietimas už tos padarytas, kai nieko nežydytų. Tai tikrai labai gražu. O šičia, žiūrėkit, šildymas, pavyzdžiui, kai važiuoju, šito vietoje yra šalta. O čia netgi Adrija padarė, kad būstų jums šilto oro. Čia yra radiatorius. Čia pasidėti gėrimams. Salę mes ką galim padaryti? Mes galim išimti šitą. Išsiema. Ir galima nuimti salą ir salą įsidėti bagažinę. Ir tokiu būdu, pavyzdžiui, naudoti tik šitą dalyką čia prisigalinus ir keliaujant visais gėrimus ir tokiu būdu. Tiem žmonėm, jeigu jiems nesinori to stalo, tai gali jie be stalo sužinoti. Tai šitas stalas dar turi tokią funkciją labai gerą, kad jisai gali ir pasitraukti. Tai šitam žmogui ir šitaip, ar šitam galima ofisą pasidaryti irgi šitaip sėdint. Tai čia tikrai labai patogus dalykas. Tai čia dar labai geras dalykas yra dvigubos grindys. Tai yra niekada nebus šalta ir jos yra šildomas. Ne taip kaip paskirtų kemperių. Toliau, kaip jaučiasi šoferis pats, tas žmogus, kuris vairuos. Tai priminsiu, kad čia yra tas kilimas, kuris yra šildomas. Tai yra jau superinis dalykas. Nuo kitų versijų skiriasi tuo, kad žiūrėkit. Čia turite mygtukus, kur valdot kojas, kur valdot apšvietimą papildomai. Tai yra tikrai superinis dalykas. Ir tas vairas toksai didelis vyriškas, žiauriai geras. Ir visi žmonės, jeigu pažiūrėsite, jie yra ženkliai žemiau, negu jūs esate. Tai toksai, didybės jausmas, biškepima, tai čia toks pavojingas momentas vienas. Tai ką, jeigu patikot, pavyzdžiui, laiką, apžiūrėti tas mūsų, pasižiūrėkit, užsisakykit, tikrai, čia yra gyvenimo įvykis.